Sveiki sugrįžę į antrąją Beka Associates tinklalaidę, kurioje, kaip ir praeitame epizode jau sakiau, kalbėsime apie individualią lyderystę. Galbūt jau turite galvoje susiformavę, kas tai galėtų būti, bet pažadu, kad po šios laidos bus tikrai daug aiškiau. Taip pat jau galiu lengvai jūs paerzinti ir pasakyti, kad sekančioje tinklalaidėje, kurioje jau būsiu ne tik aš vienas, bet prie manęs ir prisijungs mūsų komandos dalis Ignas. Ir taip pat du svečiai, su kuriais mes kalbėsime apie... Sužinosite, kai išeis laida. Nu, o dabar pradėkime šiandienos temą. Individualus lyderis. Ar tai lyderystė be pasiekėjų? Ar tai psichologinė lyderystė? Ar galbūt tai atsakingumas? Mano nuomonė, visi šie išvardyti dalykai atitinka šį teiginį, tačiau reiktų tai išsiryškinti. Pavyzdžiui, galime interpretuoti, kad kasryt rasti jėgų ir atsikelti iš lovos irgi lyderystė. Lyderystė pakilti nuo sofos ir padaryti reikiamus dalykus. Lyderystė mokytis apie save ir savęs tobulinimas. Ar kaip mūsų dėstytojas yra pasakęs, net savo numestą šiukšlę sugrįžti ir pasiimti irgi savotiška lyderystė. Mano asmeninė nuomonė, norint tapti lyderiu, pirmiausia, ką turiu padaryti, tai yra tapti individualiu lyderiu. Tai yra tapti lyderiu savo, patikėti savimi, daryti geriau tai, nei kad kažką dariau prieš tai. Ir svarbiausia, žinoma, visad stengtis tobulėti. Kiekvieno mūsų kasdienybėje tikrai atrastumėte momentų, kai pasielgėte negerai, o gal net paskui to dalyko gailėjatės. Kiekvienas turime netobulumų, kuriuos norime ištaisyti, bet kartais galbūt pritrūksta disciplinos, kad tai įgyvendinti. Na žinoma, kiekvienas norime daugiau, bet ne viską dėl to padarome. Kaip tapti individualiu lyderiu? Mano patarimas jums tai yra pradėti nuo mažų paprastų dalykų. Pavyzdžiui, paskutiniu metu save vis dažniau pagaunu pakeliant šiukšlę nuo tako ir ją išmetant. Galbūt jūsų atveju tai galėtų būti momentas, kuomet žinojate, kokioje svarbioje srityje esate silpnesnis. Tad užsispyrus paimti ir padėti gerą žingsnį į priekį būtų gera pradžia. Na, o jei reikia šiek tiek provokuojančio patarimo, visad galite atsidaryti savo telefono Screen Time skiltį. Net neabejoju, kad daugumai besiklausančių, įskaitant žinoma ir mane, ten yra daug vietos ir labai daug vietos tobulėjimui. Taigi pradėjus nuo mažų, nesudėtingų dalykų, ateityje bus daug lengviau tvarkyti su didesniais lyderio ir paprasto žmogaus iššūkiais. Pabaigai galime išsivesti išvadą, kad individuali lyderystė tai tiesiog gebėjimas būti geresniu savo. Pradėti nuo savęs lengviausia. Sekite mūsų Instagram paskyroje, dalinkitės ir labai prašome palikti atsiliepimą mums asmeniškai po apačia Q&A skiltyje. Galite sakyti, kas galėtų būti geriau, o gal kažkas buvo labai gerai. Galbūt neturite rekomendacijų, ką galėtume pakalbinti kitoje laidoje. Na, o dabar laukite naujojo, jau kitos struktūros epizodo per artimiausias keletą savaičių, na, jei pavyks gal net ir greičiau. Apie epizodų išleidimą būtinai pranešime socialinėje erdvėje. Na, o dabar ačiū Jums už Jūsų laiką ir iki greito.